Sveiki kolektyvas, standartiškai, tradiciškai jau pradedu video iš mašinos. Ir jūs turbūt iš video pavadinimo jau žinote, kad šiandien yra ypatinga diena man, nes važiuoju pasiimti naujo motociklo. O kokio jūs tuoj pamatysite. Toli važiuoti nereikėjo ir turbūt jums nebus sunku atspėti, koks manęs motociklas laukia, nes esu Bike Parts Kaune. Žilvinas parodys, kur mano Java. Šita Java. Koks modelis, sakyk? 300, prašau. Opa. Rimčiausias iš rimčiausių. Kaip tik man tokiam ančiukai, va. Gerą įsirinkau, tikrai. Tai va dabar... čia yra dabar jaunasis brolis. Jaunasis brolis, naujos kartos. Ir manau, kad tikrai padarysim kažkada back to back šitų dviejų testą. Taip, bet šiandien man užteks su šito pabandyti. Lengvai, nes apsaugų dar jokių neturiu. Benzino. A few moments later. Nu ką, atvažiavau į tokią mažą traselę vidury laukų, tai šį kartą kalnų nebus, bet gal ir gerai, nes motociklas neturi jokių apsaugų, o visai naujo nenorėčiau sugadinti ir sulankstyti tos pūslės didelės, tai pirmam pasivažiavimui bus labai gerai. Aišku, negalėsiu tada išbandyti tas tačias įkalnes, kur įprastai važiuoju ir pasakyti, kaip jaučiasi, bet pasisukinėt, kažką pajausti apie motociklą užteks. O tuo pačiu galėsiu papasakoti, kodėl būtent nusprendžiau paimti šį motociklą ir koks būtent motociklas tai yra tiksliau. Kągi, mocas jau pašildytas, reikia užkurt ir sėst pirmam važiavimui. Nu ką, vieną ratuką pravažiavom. Kokie pirmi įspūdžiai? Pirmi įspūdžiai, kad iš tikrųjų labai pažįstamas jausmas kol kas. Motociklas nei kiek nesijaučia sunkesnis nei, tarkim, 250, su kuriais jau esu važinėjęs. Be torko tai atrodo, kad tikrai yra daugiau. Wow. Turi šitas daiktas marvės ir net. Ir čia net nėra pusė akceleratoriaus, kiek aš atsuku. Wow. Turbūt man bus baisu su šito motociklu kada nors išbandyti šitą pilną gazą. Bet kaip smagiai sukasi. Beje, dabar yra labai gera proga pašnekėti, kuom gasgasas skiriasi nuo KTM-o. Tai pirmiausia, gasgasas, kaip ir Husqvarna, turi vadinamas linkage, tai yra traukutės gale. Jeigu KTM amortizatorius eina tiesiai į šakes, tai tiek Husqvarna, tiek gasgasas turi traukutes. Vieni sako, kad traukutės valdosi geriau motokroso trasoje ir tuo pačiu labiau kliūna enduro sąlygose, už visokių kliučių. Bet čia tiesiog yra gaminta sprendimas, kaip atskirti
vieną brandą nuo kito. Na, nes pripažinkime, vis tik tai tiek Husqvarna, tiek GasGasas iš esmės yra KTM-ai. Kas dar skiriasi, tai yra naudojami komponentai stabdžiuose. Jeigu KTM-as naudoja Brembo komponentus, tai GasGasas ir Husqvarna naudoja BrakeTech'ą. Kol kas pirmas įspūdis, kad BrakeTech'as nėra toksai čiumpantis stipriai kaip Brembo. Ir gal kažkas pasakys, kad tai yra mažesnė efektyvumo stabdžiai. Galbūt taip yra, bet man būnant tokio ančiukų, tai yra netgi dar geriau negu labai aštrus stabdžiai. Tai va, tai kitas dalykas, BrakeTech'o sankaba. Man atrodo, kad jinai yra lengvesnė, lengviau veikianti negu Brembo. Kas tikrai yra gerai, ypač man, kadangi aš mėgstu hard enduro, bent jau galvoju, kad mėgstu. Ir noriu treniruotis tuos visus įgūdžius, kuriuose ypatingai daug reikia naudoti sankabas. Tai, žodžiu, jo, panašu, kad su sankaba bus gerai. Kol kas atrodo, kad pirštas labai patogiai guli ant rankenėlės ir neturiu jokių problemų stabdį visą laiką būtų uždengęs. Labai patogiai jaučiasi. Tai nežinau, ar čia tiesiog yra šiek tiek kitokia rankenėlės forma, kuri padeda, nes panašu iš tikrųjų, kad šioks toks išlenkimas šitoj vietoj yra ir ar nežinau, ar jis yra pas KTM-us toks pat. Kas liečia stabdžius, tai aišku, aš nepagalvau, kad motociklas visai naujas, tai stabdžiai dar gali būti neįsidirbę. Tai už tai jų jautrumas yra mažesnis ir jie dar gali sujautrėti. Kaip lengvai kyla. Wow. Wow, kaip lengvai. Wow. Wow. Man patinka. Ką dar pastebėjau, tai kad šitas GasGasas atrodo labai minkštai važiuoja. Ir man toks vaizdas, kad jis važiuoja minkščiau negu 250 TPI, kurį turi Emilis. Beje, dar vienas dalykas, kurio nepaminėjau, tai nėra pats naujausias GasGasas ir tai nėra pats naujausias KTM grupės kūrinys. Tai laiko patikrintas TPI modelis. Tai reiškia, šis motociklas yra 23 metų ir būtent dėl to aš jį pirkau, nes gavau labai gerą kainą ir už tai esu dėkingas Bite Parts, nes jie tikrai man pasiūlė puikią kainą. Ačiū jiem, kad galėjau šitą motociklą įsigyti. Bet esmė ta, kad tai nėra pats naujausias ir pats šviežiausias modelis. Todėl jį ir lyginti reiktų su TBI, kurį turi mano draugas Emilis. Wow. Turi smarvės daiktas. Kągi, su GasGasu pasivažinėjau dar nemažai ir be to, kiek matėte, pradėjau bandyti kilnoti vieną ratą į orą, tą daryti sustojus, žodžiu, žaisti. Ir čia yra būtent priežastis, dėl ko aš nusprendžiau būtent šitą motociklą ir pirkti. Labiausiai mane kol kas turbūt žavi hard enduro disciplina, kur reikia daug technikos, mokėti valdyti motociklą gerai, įveikti kliūtis, važiuoti lėtu greičiu, išlaikyti balansą ir panašiai.
Tai būtent dėl to ir pirkau šį 300. Ar man reikia tokios galios? Tikrai ne. Ar aš pajusiu skirtumą nuo 2 PM iki 300? Greičiausiai ne, iki kol motociklas nepabėgs nuo manęs dėl neatsargaus akceleratoriaus pasukimo. Bet vienas dalykas, kurį verta apsvarstyti perkant motociklą, yra pardavimo vertė jo naudot. Ir aš manau, kad 300 panaudotas bus vertingesnis negu 250. Kodėl pirkau būtent 23 metų senesnės kartos 300 TPI, o ne naują TBI? Na, pirmiausias dalykas, aišku, pinigai. Kadangi jau išėjo naujas modelis, gamintojas nori išsivalyti sandėlius nuo senų modelių, tad buvo galima gauti tikrai gerą kainą sezono gale. Ir būtent tokį pasiūlymą gavau iš Bike Parts ir jiem esu labai už tai dėkingas. Kaina tikrai buvo verta ir aš neatsilaikiau. Kitas dalykas, TBI yra pirmi metai, kaip jisai eina. Kai šis modelis išėjo, per pirmus kelis metus tikrai buvo įvairių nesklandumų, gedimų, kuriuos gamintos po truputėlį ištaisė. Tad 23, tai yra paskutiniai metai TPI kartos, jau manau yra patikrinta platforma, tad galiu pirkti ramiau ir žinot, kad tikrai motociklas laikys, jeigu aš jį prižiūrėsiu tinkamai, pagal visą turimą patirtį žmonių, kurie iki šiol šios motociklus turėjo. Tai va, pirmi įspūdžiai fantastiški. Motociklas tikrai turi labai daug sukimo momento žemose sūkiuose. Labai lengva su juo važiuoti, kai dar nepakyla apsukos ir nepradeda atsidarinėti šitas vadinamas galios vožtuvas. Žodžiu, tikrai fantastiškas. Ar norėčiau pabandyti jį šalia su 200 PM? Tikrai taip. Bet net neabejoju, kad turėsiu progą, nesgi mano bičiulis Emilis būtent tokį motociklą ir turi. Tad mes tikrai palyginsim dar ne kartą tuos motociklus vieną šalia kito ir bus galima tikrai pasakyti, kur yra skirtumas tarp 2 PM ir 300. Na, o taip pat laukia palyginimas su TBI 300, kurį kaip tik Bike Parts turi demo ir aišku, aš nekantrauju ant jo savo nagus uždėti. Taigi, kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrite. Iki.